ir kitų variantų šiai atakai, bet vėlgi, kol kas KTU komanda yra priekyje ir priekyje rezultatų 10-0 iš vidutinio nuotolio ir pirmieji taškai sužaidus šiek tiek daugiau nei 5 minutės šiose rungtynėse, ne kas kitas, o Martynas Airošius pelno pirmosius taškus savo komandai. Dabar pradėti KTU, Pelš ir čia šiek tiek jau persistengia Airošius, puikiai perskaito situaciją. Statistika, kuri ir taip, sakykime, nėra gera. Airošius. Puikiai viską daro Airošius, čia kaip žuvis vandenyje jaučiasi jis, aišku, jokia naujiena. Bet svarbiausia tai, kad Kretinga po truputį pradeda rinkti tuos taškus. Airošius iki galo vienas, kamuolys į krepšį neįkrinta, bet pražanga. Prieš tai Švilpukas išgirs kamuolių, perimti daug. Priešininko aikštės pusėje nepavyksta, bet kartais pavyksta išmušti Kretingos komandos lyderis, kuris dabar su kamuoliu veržiasi, tačiau puikiai Artur Pelš padvigubina, bet po to pražanga visgi įrašoma Deividui Rinkūnui.
ar į kitą pusę, tai galima turbūt sakyti, kad visgi nei viena, nei kita komanda lentos nelaimi, o viskas vyksta panašiai. Na, Airošius dar 2 taškai, tas įskilinukas. Airošius prašo Zabitas užtvaras, tačiau jos neprireikia. Na, čia Petrauskas turėjo laiko prisitaikyti į valias, tačiau netaiklus jo metimas, bet po to Airošius atkovoja kamuolį ir įsūdo dar 2 taškus į Kauno komandos krepšį. Pizas su kamuoliu, atakuoja iš toli, netaikliai kas nusiims kamuolį, nusiima Airošius ir pražanga prieš jį. Pražanga, aišku, per daug nieko